Aiškiai su vyru arba su žmona. Tarp kitko, turėjau du pacientus, tai yra poreikį su infarkto. Vienas to infarkto, kitas po insulto vyrai. Virš 50, taip išsigando, čia dažniausiai yra pagrindinė paskata, kai jau duoda, kol konkurencinės paskui, nesukratus, neįprastas žirmos. Tai taip susitvarkė su savo gyvensį, numetė svorį, kad ten 6 vaistų liko tik tai 2. Taip, ar cholesterolius. Vienas pirmų dalykų, kuriuos abu padarė, tai išsiskyrė. Tai va, kad jiems gyvenimo nereikia. Tai va, tai reiškia yra riebalų degintojai, ne papildai. Jį pildo visą laiką. Ir mano ten mamuzė periodiškai, kad neklijuoja prie kažkokių varlių kurkulų, kad va, žiūrėkit, ten 2 šaukštų į dieną užtenka, kad ten kažkur kažkas sumažėtų svoris ar panašiai. Apgaulingus reklamos, tai žalioji arbata, česnakas, atsiveržalės, jėga, parašiau straipsnį, kad atsiveržalė nieko neverta, kiek gavau keito, kad dėvė čia super vaistas, visą kitą. Kava, aišku, su kava galima ten viską skaidyti, obuolių actas, čia irgi šventas reikalas yra sidro actas, imbieras, raudonas vynas, visi šitie dalykai neva mažina riebalus ir kažką ten pas mus valo, nevertina žalią arbatą, vartosim vietoj kiaulės stogų. Tai va, iš tikrųjų nėra nei jokio vieno stebuklingo maisto produkto arba maisto papildo, kuris už mus tą padarytų, vienas atvejis, jeigu mes visą tai pasidėtume. Norim bandelės, valgom cigarečių. Norim šnapso, geriam žalią arbatą. Norim kugelio, suvalgom šaukštelės acto, tada galbūt. Tai va, kalbant apie raudoną vyną ir, žinoma, mano kolega, gydytojas Kišas, neurologas, sako, kad reikia pulmonuarinės neurologijos respiratorijai. Tai va, tam, kad gauti pakankamą kiekį respiratorijų, kuris veiktų, širdies kraujagyslių apsaugai, reikia, kad vieną išgerti nuo 12 iki 20 bombių raudoną vyną. Tai galiu garantuoti nuo insulto ir infarkto, jeigu jūs kaip pradėsit jūs nemirksite. Lauks kitos lygos ir kitos mirties priežastys. Ir imbieras atitinkamai nieko nepadės, jeigu jūs valgysite šalia tortą. Taip, ir vėlgi stebuklo jokio nėra. Stengtis veikti. Tai tik kaip minėjau, kas bendro, tarp šitų veikėjų, cholesterolio ir acto, tai kad pats nekaltas aplinka kalta. Ir tas pats cholesterolis, priklausomai nuo to, reiškia, kas aplink yra arba tas blogasis cholesterolis, arba gerasis, pagal tai, kokia yra mūsų organizmo būklė, kiek yra uždegimų tos kraujagystės, ar tai turi būti mažesnis arba ne. Tai cholesterolis yra riebalas. Mūsų, čia toks labai